Turim ir visuomeninį transliuotoją, kuris išlaikomas iš mūsų visų mokesčių. Na, jis kaip ir nėra, vadinasi, visiškai nemokamas. Bet ten irgi tos kokybės kažkaip, ne fontanai. Visuomeninis transliuotojas yra kita problema. Na, visuomeninis transliuotojas yra ta pati problema, kurią sprendžia dabar, tarkim, Kubilius savo vyriausybės su valstybės valdomom įmonėm. Panaši problema. Ir tos žiniasklaidos priemonė problema yra ta, kad ta schema, kuri buvo sukurta 96 metais, kai iš tikrųjų viskas tik tai kūrėsi, ar ne, kai mes bandėm sukurti kažką naujo, pereiti iš valstybinės į visuomeninę televiziją, schema, kuri buvo sugalvota, šiandien nebetitinka gyvenimo sąlygų. Ir, na, aš vėlgi nenoriu nieko įžeisti, reiškia, bet kai turim taryboje 12 žmonių, ar ne, kurie turėtų tvirtinti biudžetą, tvirtinti sąmatą, tvirtinti paskolas, tvirtinti, reiškia, lėšų panaudojimą. Ir tarp jų nėra nei vieno su finansiniu išsilavinimu arba su vadybiniu išsilavinimu. Tai apie kokį valdymą mes galim tada kalbėti iš tiesų. Na, tai čia, bet ta problema sprendžiama labai lengvai iš tikrųjų. Reikia keisti valdymą šitos institucijos, Lietuvos radijo televizijos valdymą. Ne, ir skirti, taip, gali ten būti ir ta taryba ir žurnalistai, išmanantis turinį, bet būtinai turi būti profesionalai, kurie suprastų, kaip yra valdomi pinigai. Na, vienu metu buvo toks periodas, kai Milaknis vadovavo. Bet čia žiūrėkit, reiškia, yra generalinis direktorius ir yra generalinis direktorius iš idėjos turėtų vykdyti tarybos valią. Aukščiausia institucija yra LRT taryba. Ir kas nutinka šiandien šitoje institucijoje, kai aš būdamas LRT tarybos nariu, turiu eiti į teismą tam, kad gaučiau informaciją apie LRT tarybos veiklą. Na, tai didesnio absurdo sugalvoti negali, bet Saurusevičius pasiekė tą, kad išsikovojo tokią poziciją ir politikus tas tenkina, nes jisai tikriausiai žino, kurį politiką pasikviesti kažkurio tai metu į laidą, kad jisai saugotų savo direktoriaus postą. Bet kita vertus, tos institucijos vadyba, valdymas nesiskiria, jis yra vienodas jau N metų. Bet kokybė, pavyzdžiui, prastėja dabar. Todėl, kad aš bandyčiau paaiškinti, todėl, kad Saurusevičius turbūt yra pirmas šitos institucijos vadovas, kuris tapo vadovu, neturėdamas jokios vadybinės ir finansų valdymo patirties. Tai yra žmogus atėjęs nuo stalo televizijoje, niekada nevadovavęs jokiai institucijai didesniai, tarkim, turbūt negu operatorius ir režisierius, jo laidos, reiškia. Ir staiga jis gauna biudžetą, kuris viršyje 70 milijonų ir žmonių, kur 500 žmonių yra.